Sveiki, šiandien papasakosiu, kaip galima išmokti dirbti su Photoshopu visiškai nesunkiai, ypač jeigu neturit patirties anksčiau dirbant su Photoshopu ar galbūt darbavote su Adobe Lightroom programa ir jums ši programa kaip Photoshopas netrodė patogi, tai būtent šios pamokos metu pasidalinsiu patarimais, kurie tikrai padės daug lengviau ir efektyviau atlikti nuotraukos redagavimus. Taigi įsijungiam Photoshopą, aš naudoju 2023 metų Photoshopą ir pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai eiti į Photoshopo nustatymus ir atsidarius settings langą pasirinkti Camera Raw. Ir paskui meniu jūs greičiausiai atsidarysit kur General, pasirinkti File Handling ir tada, kur yra opcija JPEG ir HEITS, tai atsidaryti ir pasirinkti Automatically Open All Supported JPEG and HEITS skiltį. Tas labai svarbu sekančiam žingsniui, jog mes, kada norime darbuoti su nuotraukomis, ypač Photoshop'e, nuo to priklauso koks nuotraukos formatas, ar tai būtų JPEG ar RAW formatas, Photoshopas ją skirtingai atidarys. Ir dėl to, jog tarkim net ir dabar pasidarius šį nustatymą, mums atsidarius JPEG nuotrauką, jūs matysit visai kitokį Photoshopo langą, nei įprastai matytumėt atsidarę nuotrauką. Taigi mes pasidarėm nustatymus, galim atsidaryti savo norimą nuotrauką, redaguoti Photoshopu. Taigi atsidarę šią nuotrauką matome Camera Raw langą, kuris leis mums atitinkamai darbuotis taip, kaip paprastai būtų dirbant su kokiu Lightroomu. Dešiniai, kur yra Basic skiltis, tai yra visi pagrindiniai nustatymai, kuriuos galima panaudoti sutvarkyti šią nuotrauką. Tai šiuo atveju pirmas būtų nustatymas Exposure, mes tiesiog galim pareguliuoti jos šviesumą, kontrast, tai yra atitinkamai, jeigu padidam kontrastą, jinai išryškėja. Su highlightais, tai paprastai ten, kur yra debesys, tekstūra, mes jų sumažinę galim labiau išryškinti debesų tekstūrą. Shadows taip pat labai padeda kartais tam tikras vietas, kurios yra tamsios, jas išviesinti. Toliau Whites and Blacks, tai mes tiesiog galim suintensyvinti šviesias ir tamsias nuotraukoje esančias vietas, bei žemiau esantis teksturė, clarity, tiesiog leis mum padidinti nuotraukoje esančią tekstūrą, aštrumą. Tiesiog mano rekomendacija, ypač jeigu dirbsite su nuotraukom, kuriuose šiuo atveju būtų, jeigu veidas, portretas, tai nepersistengt naudojant tekstūrę ar clarity, nes tai labai jaučiasi ant nuotraukų, ar apskritai reikia tiesiog stengtis šiek tiek naudoti šio įrankio, kadangi nuotraukos labai tampa akivaizdžiai užaštrintos ir tai sukelia nelabai malonų vaizdą. Bei žemiau yra Vibrance ir Saturation, tai tiesiog Vibrance suintensyvina spalvas, Saturation jisai dar labiau pasodrina atspalvių intensyvumą, tai šių irgi rekomenduoju nepersistengti. Tai padaręs visas korekcijas nuotraukoje, dabar yra du būdai, ką galima daryti su šią nuotrauką. Tai pirmas būdas, jeigu mes norime ją išsisaugoti jau kaip suredaguotą nuotrauką, tai tiesiog mums reikia kampe pasirinkti ikoną rodyklytę žemyn, ant jos paspaudus atsidarys meniu langas ir jame tiesiog, kur Show Select Folder, pasirinkti vietą, kur norite šią nuotrauką išsaugoti. Paskui apačioje rekomenduoju, kur Quality, tai pasirinkti Maximum, kad būtų aukščiausia kokybė ir paspausti Save ir jinai bus išsaugota. Ir jeigu norėsite toliau grįžti ir
redaguoti šią nuotrauką, tai labai svarbu tiesiog paspausti mygtuką Done. Taip jinai užsidarys ir sekantį kartą vėl atidarę ją Photoshop'e galėsite grįžti prie nustatymų, kažką pakeisti ar panašiai, tai jūs visą laiką tą galėsite atlikti. Tai būtų tiek ir daugiau pamokų, kaip naudotis Photoshop'u, rasite mano kanale ir iki susitikimo kitame epizode. Iki.